Sveiki bičiuliai, šiandien su jumis sveikinuosi stovėdamas šalia angliško šedevro Triumph Tiger 900 GT Pro 22 metų ir noriu jums pristatyti naują rubriką, darysiu motociklų apžvalgas. Jeigu jums patinka, spauskit laiką, rašykit komentarą ir tuo pačiu iš pradžio norėčiau visiems padėkoti, kas mus palaikot per Contribui, palaikot per YouTube, rašot komentarus, spaudžiat laikus ir jeigu jums patinka ir norit mus palaikyti, drąsiai galit, visi palaikymo būdai yra aprašyme. Iš anksto ačiū visiems. Dar norėčiau pasakyti apie Tok 5 kanalo naujienas. Planuojam daryti video 2 kartus į savaitę. Būtų sekmadienį ir vidury savaitės, trečiadienį, ketvirtadienį. Dar neapsisprendę. Dar kartą ačiū visiems ir mes pradedam Triumfo apžvalgą. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. 20 metais Tigeris 900 atėjo pakeisti Tigerio 800, kaip anglai teigia, padarė visiškai naują motociklą, nepaliko nei vieno komponento iš seno modelio. Triumphas pristatė 2 versijas, Tiger GT ir Tiger Rally versija. Tai GT versija skirta asfaltui, o Rally versija jau bekeliai su stipiniais ratais, čia lengvo lydinio ratlankiai, o ten jau 21 ratas ir su trupučiuką kitokio pakaba. Iš pradžių norėčiau pasakyti apie techninės duomenys, tai variklis 888 kubinių centimetrų, 3 cilindrų, 94 arklių. Buvau labai nustebęs, ant kiek gerai važiuoja 3 cilindrų variklis. Jisai man priminė V formos variklius, gerai labai traukia iš žemų apsukų ir nepraranda galios, neišdūsta ant aukštų apsukų. Gan pastoviai tolygiai trauka yra. Variklis, žinokit, man labai patiko. Tiesiog tobulai traukia. Galiu važiuoti, pavyzdžiui, 44 bėgių ir jisai visiškai nedreba. Tikrai gazo duodu ir jisai iškart įsibėgėja. Žmonės sveikinasi, saulė šviečia, nuotaika gera. Į posūkius labai gerai įeina. Ir nėra tos sprogstamos jėgos, jisai tolygiai pastoviai važiuoja. Dugnas spaudžia ir nėra tokio, kad jisai ten ant vienkės iškart keltųsi. Labai malonus variklis. Pati trauka variklio tikrai tobula, nėra prie ko prikibti, bet aš galiu pasakyti, kad turi tokią smulkę vibraciją. Nors ir kojelės guminės, bet vis tiek ant kojų persiduoda ta tokia vibracija ir taip jisai smulkiai dreba. Bet čia kol kas važiuoja tokiu miesto režimu. Įdomu, kaip vibracija bus kažkur autostradai. Gamintojas teigia, kad iki 100 įsibėgėja per 3,8 sekundžių. Mes netikrinsim, aš patikėsiu. Galim pamėginti, kaip jisai įsibėgėja iki 100. Kažkur stipriai aš negazuosiu. Nu tikrai greitai. Manau, gamintojas neapgavo, kad įsibėgėja per 3,8. Nu vat ir nežinau, ar girdėjot, kaip quickshiftas veikia. Tai tikrai jisai pristabdo. Aš ne quickshiftas, o slow shiftas. Teisybė forumuose rašėsi, kad jisai tikrai lėtai veikia. Nu vat. Jisai netgi pristabdo. Maksimalus greitis 205 km, irgi netikrinsiu, irgi patikėsiu. Ir valgo kūrą 5,2 litro. Gan nedaug, kaip tokiam varikliui, tokios galios. Pravažiau gal kokius 20-30 km, tai rodo, kad valgo 5,1 litro. Tai manau, jeigu ramiai važiuoti, tai į 5 laisvai tilpsi. Reikėtų užvesti ir parodyti, kaip dirba 3 cilindrų variklis. Variklis gan tylus, duslintuvas originalus,
bet skambas tikrai labai neblogai. Nepasakysiu, kad labai garsiai pats variklis dirba. Variklio darbas primena V formos variklio. Sausas svoris 195 kg, plus kūras 20 litrų. Pasakyčiau, kad jisai tarp savo konkurentų pats lengviausias. Dauguma sveria ne mažiau 240 kg, o šitas 220 su pilnu baku. Jaučiasi, kad nesunkus motociklas, valdosi labai lengvai, kažkur apsisukti, tai tikrai nesijaučia to svorio. Apie svorio centrą galiu pasakyti tik vieną. Toks jausmas, kad Karolinas BMW sverianti 160 kg. Pavyzdžiui, apsisukti kažkur aikšteliai išvis nesunku. Tas svorio centras žemas. Ir dar vienas pliusas, kodėl šitas motas tiktų pradedantiesiems. Tai pavyzdžiui, kai tu pradedi judėti iš vietos, be gazo, jisai pakelia automatiškai apsukas, kad neužgestų motas. Labai geras pliusas pradedantiesiems. O jeigu tu jau pažengęs, visiškai nejauti to. Clearance'as GT versijoje 190 mm, nepasakysiu, kad labai mažas, bet rally versijoje jau didesnis 230 mm. Kai jie pasodino variklį žemiau ir kad padidinti clearance'ą, jie sumažino karterį, dabar dar mažiau telpa tepalų. Nežinau, ar gerai, ar blogai, manau, tiesiog reikėtų gal dažniau keisti tos tepalus. Priekinis ratas 19, galinis 17. Jeigu pasakyti, ar galima būtų nusukti nuo kelio su GT versija, žinokit, drąsiai galit nusukti. Pakaba nėra ant tiek bloga, kad negalima būtų įsukti žvyrkelį. Clearance'as gan didelis. Čia vat reikia pravažiuoti pro tokius griovius. Tai pravažiuoji, niekur nekabini. Nuvažiavau pažiūrėti į upę. Ten toks skardis, gan gražu. Pakaba čia nuo Marzocchi, italų gamybos. Manau, tikrai su pakaba neprašovė, labai gerai veikia. Priekinė šakė 45 mm, 180 mm eikos. Tikrai nėra didelė. Jeigu kažkam trūksta, tai reikėtų pirkti rally versiją. Rally versijoje jau žymiai didesnė eiga, ten apie 240, jeigu aš neklystu. Ir vat ar galima būtų nusukti ant žvyrkelio, drąsiai galima važiuoti. Nėra taip, kad ten jau pavyks pasportuoti, bet pas mane dar nustatyta road. Tai pastatysiu off-road, nes čia prasidės smėlis ir įsijungia trakšanas ir neduoda pagazuoti. Off-road režimas įsijungia tik tada, kai sustoji pilnai. Nes turi atjungti ABS-ą, duoda prapuksuoti. Aišku, ne pilnai, truputį pristabdo. Ir vat važiuoti atsistojus irgi gan patogu. Čia vat smėliukas, plentinės padangos. Vat trekšinas įsijungia, bet vis tiek duoda važiuoti. Čia gilus smėlis, tai sunku tikrai. Truputį duona šonu eit, bet nepilnai. Jeigu esate paprastas vairuotojas, kuriam nereikia tikrai ten sportuoti šito žvyrkeliu, GT versiją tikrai apsimoka pirkti. Galima truputį piktesnės padangas pastatyti, kokias ten 80x20, nes čia kol kas pilnai plentinės. Ir pakaba irgi minkšta, gerai sugeria duobės. Galinis amortizatorius jau su automatiniu reguliavimu 170 mm eigos, o rally versijoje 230 mm, jeigu aš neklystu. Pakaba neskirta važiuoti ten žvyrkeliais 100 km/h, bet nusukti nuo kelio, kažkur prie ežero nuvažiuoti arčiau, tikrai drąsiai galit. Ir jeigu pavyzdžiui atvažiuojat asfaltu ir netikėtai prasidėjo žvyrkelis, žinokit, šitas motociklas leidžia važiuoti juo, leidžia važiuoti gan greitai, 40-50 galima važiuoti.
Ir manau, jeigu važiuosit lėtai, va žvyrkeliu, gan ilgai, įtariu, kad neužkais. Pas mane dabar sport režimas nustatytas. Galim pamėginti sustoti pilnai ir pastatyti, o ABS-as veikia, pastatyti off-road režimą. Jo, ABS-as išsijungia ir manau, trekšanas netiek daug pradeda veikti. Biški veikia, bet šonų paleist galima. Nu, pakaba, man atrodo, nesuminkštėjo. Nu, galinis amortizatorius tiksliau. Nes galinis amortizatorius elektroninis. Ką galėčiau pasakyti apie stabdžius? Tai stabdžiai Brembo, 2 stūmoklių, 330 mm. Žinokit, stabdo tiesiog pasakiškai. Turi posūkio ABS-ą, stabdo pasakiškai, prie stabdžių negalėčiau prikibti visiškai. Nu, Brembo yra Brembo. Galinis suportas 1 stūmoklių, stabdžių diskas 255 mm. Iš pradžių man pasirodė mažiukas toks suportas, nieko jisai nestabdys, bet žinokit, bandžiau tik stabdyti galų. Stabdžiai tikrai neblogi, va, pavyzdžiui, stabdysiu dabar tik galų. ABS-as labai gerai veikia, specialiai stabdžiau, va, kur šlapia. Tik galiniai stabdžiai buvo. Dabar su priekiniais, įsirėžė, žinokit, į tą asfaltą. Labai gerai stabdo. Tai aišku, tokiu miesto režimu stabdau. Pamėginsim, kaip greičiau važiuojant stabdo. Labai gerai stabdo. Dar vienas pastebėjimas, tai stabdžių rankenoje yra padarytas toks įpjovimas, kad nukritus nulūžtų tik galiukas. Ir čia irgi sankaboj tas pats. Galėtų visi gamintojai taip daryti. Atsėdam į vairuotojo vietą, tai noriu priminti, mano ūgis 1,75 m ir va tai va atrodo iš šono, gal norėtųsi kažkiek sėdynę aukščiau, trupučiuką. Man labai patiko, kad sėdynė atskirta nuo keleivio, plati, ilga, gale tikrai gan platų sėdėt. Man kas nepatiko, tai kai nori pakeisti poziciją, jeigu sėdi čia, tai viskas gerai. Bet jeigu nori pavargai, jeigu nori kažkur atsitraukti, atsisėsti kur plačiau, tai iki vairo reikia temptis. Nors ir gamintojas pasakė, kad 10 cm vairą priartino, bet man norėtųsi, kad dar būtų. Arba jisai aukščiau, va tai va kažkur būtų. Nes čia gaunasi, va biškiai važiau, tai pradedi gulėti ant to vairo. Jeigu va čia sėdėsi, tai viskas gerai. Čia viskas gerai, bet čia siauriau. Ką galiu pasakyti apie sėdėseną? Tai man asmeniškai sėdynė atrodo per kieta, nors ir Triumfas sako, kad vairą pritraukia arčiau 10 cm, bet aš pasakysiu, kad vis tiek mažai, vis tiek tau biškį yra to svorio ant vairo. Jeigu tu ypač nori atsėsti kažkur toliau, kur platesnė sėdynė, tai vat reikia į priekį būti pasilenkusią. Jeigu sėdi va tiesiai taip, tada normaliai. Aš jau pusdienį važinėju, tai truputį užpakalis jaučiasi. Gal jaučiasi dėl to, kad neįpratęs pradžia sezonų, arba iš tiesų čia sėdynė truputį per kieta. Atsėsiu į keleivio vietą, pažiūrėsiu kaip čia keleivis. Jeigu toks pat keleivis storas kaip aš, tai žinokit, kojos guldosi ant šito rėmo, gal truputį per siauroką. Nu, bet visai nieko. Pati medžiaga sėdynės maloni, bet man norėtųsi, kad būtų trupučiuką minkštesnė. Jinai tokia kieta. Gale gal minkštesnė, o čia jau kietoka. Aukštis sėdynės reguliuojamas 810 mm ir 830. Motociklas sukurtas ne aukštiems žmonėms. Tai nuimsiu nuo kojelės, parodysiu, kaip čia atrodo. Mano ūgis 1,75 m. Tai pilnai atsistojęs, netgi kojas trupučiukas sulenktos, lengvas motociklas. Galima sakyti, jau visą dieną važinėjau, tai žinokit, sankryžoj sustojau. Tai norisi užpakalį pakelt. Kietoka sėdynė. Dar keli žodžius norėčiau tarti apie stikliuką. Tai žinokit, pirmą kartą pamačiau, pagalvojau, kas čia per stikliukas, tipo aliai
motociklas skirtas važiuoti autostradą, kažkur į užsienį nuvažiuoti ir per mažas bus tas stiklas. Žinokit, aš suklydau, gan neblogas stiklas, gerai apsaugo nuo vėjo, reguliuojamas, rankiniu būdu. Manau, tie ortakiai duoda savo, nukreipia tą vėjo srautą kažkaip į viršų. Aš sėdėdamas atidaręs stikliuką, važiavau, tai nepasakysiu, kad pučia stipriai. Ar stiklas apsaugo nuo vėjo? Iš pirmo žvilgsnio atrodo per mažas jisai, bet važiuoju su atidarytu stikliuku, visiškai nepučia. Iš šono truputį yra vėja, bet tas toks tiesioginio tai nėra. Į pečius tai pučia, jaučiasi. Aš kaip ir sakau, kad čia ne Goldwingas. Nuo lietaus, nuo vėjo nepasislėps. Kuro bakas čia 20 litrų. Galiu pasakyti, kad man norėtųsi daugiau, norėtųsi pravažiuoti nors 400 km, bet manau, čia Triumfas jau norėjo kuo mažiau sumažinti tą svorį ir padarė 20 litrų baką. Norėtųsi, kad būtų kokių 23-24 litrų. Manau, tie porą kilogramų nieko ten nepakeistų, bet laisvai galėtum pravažiuoti 400 km. Jeigu pavyzdžiui laikai 9,5-9,6, momentiškai rodo, kad valgo 3,5 litrų. Jeigu gal neskubėdami autostradą, tai gal ir 400 km įmanoma padaryti. Momentiškai, bet aš truputį esu užgazavęs, tai 5,1. Vairuotojas dar gauna čia didelį ekraną, 7 colių, štai toks skydelis, daug funkcijų, bet labai paprastai valdosi. Galima nustatyti galinį amortizatorių, važiuosi dviese, vienas, pakrautas vienas ar dviese pakrautas. Galima nustatyti rankiniu būdu amortizatorą, galima pajungti telefoną, Bluetooth, galima pajungti ir kamerą GoPro. Nemažai funkcijų, navigacija irgi rodo, 4 stiliai, labai lengvai valdosi. Aš pirmą kartą atsisėdau ir viską intuityviai junginėjau, važiuodamas netgi. Gal trupučiuką per didelis tas ekranas padarytas, norėtųsi gal mažesnio, nes per visą ekraną tos apsukos, daug tuščios vietos. Galim pamėginti pakeisti režimus. O dabar sportu važiuoju, offroadą įjungti galim tik kai sustojam ir pastačiau dabar Rain. Jeigu norit perjungti režimus, tai reikia užsukti rankeną ir tada persijunginėja, negalima atsukus rankenos. Manau, čia padaryta dėl saugumo. Žinot, gali būti taip, kad iš Reino perjungsit netyčia į sportą ir tada jau ten važiuosit ant vėgės, gazuosit. Iš tiesų ne. Visiškai, galima sakyti, aš asmeniškai beveik nejaučiu. Nu, dabar Reinu važiuosiu. Tai man atrodo, įsitraukia taip pat, tiesiog rankena gal lėčiau truputį kažkaip reaguoja. Vat posūkis eina labai gerai. Autopilotas, kaip priklauso. Nežinau, iki kiek autopilotas. Bet įtariu nebus ten iki 180, iki kokių 140. Jeigu išvažiuosim į autostradą, tai pamėginsiu. Vat 5 bėgių važiuoju 60. Žinokit, jam visiškai nesunku važiuoti. Prie gazo prisiliečiau ir autopilotas iškart įsijungia. Svarbiausia neužsižiūrėti į tą didelį ekraną ir neįvažiuoti kažkam iš šikną. Sankaba pas mus trosinė, paprasta, bet minkštutė, lengvai spaudžiasi, gazas elektrinis. Turim šildomas rankinėlės, šildoma sėdynė. Man atrodo, Triumfas į visus savo modelius deda šildomas sėdynės. Patys mygtukai patogus, šviečiasi naktį. Man truputį nepatiko posūkiai. Kaip posūkiai padaryti. Tu negali pasiekti, tu turi važiuodamas biškį atkelt ranką ir tada spausti. Nes jeigu tu važiuoji, norėtųsi, kad va čia kažkur būtų, o tu taip turi atitraukti, gan toli gaunasi. Kai pirmą kartą atsisėdau, tai posūkius painiau su signalu, netyčia signalindavau. Kaip signalas? Čia režimus keisti, meniu, autopilotas ir viskas, pamriksėt. Ir čia jau meniu važiuodamas neveikia va šitas va mygtukas, turi sustoti. Meniu jau negalėsi landžiuoti važiuodamas. Skydelis patiko, gal norėtųsi truputį mažesnio. Dar kartą specialiai sustojau pademonstruoti, kaip jisai kelia apsukas. Va, žiūrėkit, jau pakėlė apsukas. Va, atleidžiu sankabą ir va jau kelia apsukas. Ir jisai negęsta. Labai gerai padaryta. Pradedantiesiems pats tas. Ir žmonėms turintiems patirties šitas va dalykas netrukdo visiškai. Jo nejauti.
900 Tigeris ne tik atnaujino variklį, bet dar atnaujino ir rėmą, padarė iš 2 dalių. Galinė dalis rėmo aliumininė, atsisukanti, jeigu ten avarijos metu nereikia tiesinti viso rėmo, o čia jau tokią pačią paliko kaip 800. Pro versijoje sudėti jau apsauginiai lankai ir aš manau gerai, kad sudėti apsauginiai lankai, nes plasmasės atrodo, tokios silpnokos, kaip biški kinietiškos. Jeigu va čia nugriūsi, tai iškart ir nulūžva šitą plasmasę. Apsaugėlės visur dusintuvo yra, tai irgi gerai labai. Pavyzdžiui, važiavimas tarp mašinų, drąsiai galit važiuoti, variklis nedreba, lėtai galima važiuoti, sankaba pilnai atleidus. Man tas patinka. Nežinau, ant kiek čia legalu tik važinėti tarp mašinų. Bet jeigu ramiai, niekam netrukdai, tiek ką gaila to kelio, nepasidalinsim. Kažkas iš principo tai pyksta, nes pirmas važiuoji, ašgi stovėjau, dieve tu mano, gaila to kelio. Vis tiek motociklistas greičiau važiuoja, greičiau startuoja, greičiau pasiekia tą 60 greitį. Mieste irgi galiu pasakyti, kad komfortiškai važiuot. Galima būtų su juo važinėti kiekvieną dieną į darbą. Opa. Kažkokios muštynės buvo. 2 BMW vairuotojai ir vienas gulėjo ant žemės. Geras. Su koja prispaudęs galvą laikė. Normaliai. Tigeris 900 atnaujino ir aušinimo sistemą, padarė 2 radiatorius, 2 ventiliatorius pastatė, dar prie to viso pastatė ir tepalų aušinimą. Manau, užkaitinti Tigerį be šansų, gali drąsiai stovėti sankryžo ir negesinti variklio. Pats surinkimas Tigerio iš pirmo žvilgsnio atrodo gan neblogai, bet jeigu prisiliesti prie tos plasmasės, va šitos va būtent, tai atrodo tokia kinietiška, plona, drebanti. Čia irgi tas pats. Manau, truputį sutaupė ant plasmasių, tokios drebančios. Čia jau jaučiasi, va čia žymiai geresnė jau plasmasė, o čia jau drebanti tokia plonytė. Užtektų prigulti ir jau sulūš šitą plasmasę. Tai gerai, kad stovi apsauginiai lankai. Režimas nustatytas sport ir road. Aš nepajaučiu skirtumo, lygiai panašiai traukia. Gal trupučiuką gazo rankena ne tokia jautri. Bet ir su sportu, ramiai galima važiuoti. Vat quickshiftas truputį pristabdo. Norėtųsi, kad greičiau veiktų. Apie lempas kol kas nieko negaliu pasakyti. Galiu pasakyti vieną, tik kad gražiai šviečia, naktį dar nevažiavau. Vienas minusas, tai man nepatinka, kad jeigu jungi artimas šviesas, dega viena lempa. Norėtųsi, kad degtų abi. O čia kai tolimuose dega abi, o taip viena. Pats surinkimas atrodo tvarkingai, niekas neišlenda, laidų nesimato. Man norėtųsi, kad stabdžių kojelė užsilankstytų. Manau, čia GT versijoje nesilanksto, o jau rally versijoje lankstysis. Taip pat ir perjungimo kojelė irgi nesilanksto. Norėtųsi, kad lankstytųsi. Quickshiftas. Šitoj va vietoj laidai truputį tokie išlindę, pavinioti. Dar kas krenta į akį, tai kad Triumfas visur savo ženkliukus deda. Čia Triumfas, ant guminių, va čia Triumfas, visur Triumfas. Čia Triumfas, prieki Triumfas, dar vienas logotipas, va čia va, ant šakės, nors ir nesimato, bet vis tiek įdėjo. Tai man atrodo jau anglų bruožas, visur dėti tą logotipą. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Tai bičiuliai, padarom išvadą apie šį motociklą. Aš savo buvau uždavęs vieną klausimą, ar šis motociklas galėtų būti skirtas kaip pirmas motociklas, kaip kelias į motociklistų gyvenimą.
Tai žinokit, galiu pasakyti, galima būtų pirkti šį motociklą kaip pirmas motociklas, nors ir ant popieriaus skaičiai dideli, nepradedantiesiems, bet pats variklis, kaip jisai dirba, kaip jisai traukia, jisai visiškai nuspėjamas, elastingas, nėra tokio, kad gazo dugną duosit ir jisai ten jau ant vienkės šauna, tikrai ne KTM 890. Dar trupučiuką apie variklio darbą, tai atvažiuoju 4 bėgių, 50 ir gazų duodu. Apie 2500 apsukų ir jisai įsibėgėja. Jokio drebėjimo, minkštai, tolygiai įsibėgėja. Ir tas tolygus įsibėgėjimas bus iki pat galo. Man, dar nenustosiu kartot, man žiauriai patinka. Aišku, dar yra klausimų apie patikimumą Triumfo, nes naujas motociklas, nedaug pravažiavęs. Dar kol kas ir pats savininkas negali nieko pasakyti, ir aš negaliu pasakyti. Mano manimu, Triumfas neatsilieka nuo BMW, nuo KTM-o. Nepasakysiu, kad jie labai populiarūs pas mus. Gal po biškį dabar pradeda įeiti į madą tas Triumfas. Jeigu pažiūrėti pas mus, kokius motociklus išsirenka, tai man atrodo, kad pirmoje vietoje būtų BMW, antroje vietoje būtų KTM-as, po to Honda ir trečioje vietoje, ketvirtoje kažkur būtų Triumfas. Man taip atrodo. Tai bičiuliai, ačiū visiems, kas dažiūrėjote iki galo. Tikiuosi, kad patiko. Jeigu patiko, paspauskit laiką, parašykit komentarą. Dar norėčiau priminti, jeigu patinka mūsų darbas, tai drąsiai galit prisijungti prie mūsų palaikymo. Visi palaikymo būdai parašyti aprašyme. Iš anksto dėkoju. Ačiū, kad dažiūrit iki galo. Mylėkit ir būkit mylimi. Iki.